Mitsubishi Electric – inovatyvus oras vanduo šilumos siurbliai. Skardinimo vizija – idėjos, kurios saugo ir puošia. Silrock silikatiniai blokeliai stovės ilgai. Su jumis sveikinasi laida Statybų gidas. Galėtume sakyti, kad sveikinamės iš Litexpo parodų ir konferencijų centro, bet mes tiesiog keliamės ten ir pasižiūrėkime, ką šiemet buvo galima pamatyti didžiausioje tradicinėje 30 kartą vykusioje parodoje Resta. Jau 30 kartą parodų ir konferencijų centras Litexpo tampa didžiausia šalies statybų aikštele. Statybų, kurioje dominuoja naujausios technologijos, inovatyviausi sprendimai, laikinos ir nesenstančios mados, kur savo idėją siūlo ne tik projektuotojai, statybininkai ar tiekėjai. Galime drąsiai sakyti, jog esame statyti mėgstančių žmonių šalis. Todėl pasitikrinti, ar eini teisinga kryptimi, pamatuoti norus bei galimybės bene geriausiai yra parodoje Resta. Visi statybininkai sezono pradžią pasitinka su optimizmu, nes pati profesija liudija, kad tie žmonės, kurie stato, jie yra optimistai. Negriauna, bet stato. Tai automatiškai mes Restos parodą, į Restos parodą žvelgiame su optimizmu ir tikime, kad naujas sezonas atneš naujų užsakovų, naujų sutarčių ir aišku, laukiame, kad nauji darbuotojai paruošti profesinio rengimo centruose, kurie geba naudoti ir taikyti naujas statybos technologijas, ateis į darbo rinką. Taip, kad Resta tikrai yra ne tik statybinių medžiagų, ne tik tai technologijų prezentacijų erdvė, Resta yra ir pasitikrinimas marketinginių planų, pardavimo planų ir esu tikras, kad šioje Restoje turbūt gims ne vienas kontraktas, ne vienas sutartis. Tikiu, kad ne vienas tiekėjas ras savo naują klientą. 30 metų šitas prekinis ženklas jau lydi mūsų statybos verslus ir aš tikiu, kad ne vienam verslui tai buvo ir starto aikštelė, ne vienam verslui buvo gera parama įgyvendinant pardavimo programą, pristatant naujus gaminius ir gaunant atsiliepimus iš vartotojų. Statybininkų asociacijos vadovui, kuris užsiminė apie laukiamą ypatingai darbingą laikotarpį nuo šių metų rudens, pritarė ir parodoje apsilankęs ministras. Mūsų statybos sektorius irgi turės tam pasiruošti, nes akivaizdu, kad naujos gamyklos, nauji paslaugų centrai patys nepasistato. Tam reikia mūsų statybos sektoriaus žinių, kompetencijų ir pajėgumų. Tam reikia pasiruošti aukščiausių lygių, nes puikiai suprantame, kad tie nauji iššūkiai, naujos investicijos, jos reikalauja inovatyvių sprendimų. Jos reikalauja pristaikyti prie naujausių tvarumo standartų. Ir visą tai tikrai galima rasti šiandien 30 metų jau bevykstančioje Restos parodoje, kur matome, kad pritraukia dalyvius ne tik iš Lietuvos, bet ir iš daugybės kitų valstybių. Restos žinomumas per 30 metų iš tikrųjų yra išsiplėtęs. Ir jie tikrai atpažįsta gretimos šalis, Baltijos regionas, Lenkija, Suomija. Tai šiai dienai mes turime 11 skirtingų šalių, kur apima praktiškai visas Baltijos šalis, ne praktiškai, iš tikrųjų visas Baltijos šalis, Skandinavija, Suomija, turime iš Anglijos, iš Ispanijos netgi turime dalyvių. Tai tas yra labai smagu ir džiugu, kad Resta per 30 metų ne tik tai, kad vietinė paroda tapo, bet jau išsiplėtus daugiau ir aš labai tikiuosi, kad kitais metais tą skaičių, gal ne padvigubinsim, bet tikrai šalių skaičių pridėsim ir ypač užsienio dalyvių, kad iš tikrųjų turbūt kas galėtų atvežti dar daugiau naujovių, naujų tendencijų, įdomesnių produktų į Lietuvą, kurių mes patys galbūt negaminam arba mūsų pramonė negamina. Paroda tai ne tik naujovių ekspozicija. Statybų sektoriaus atstovai mielai diskutavo su tais, kurie priima sprendimus, planuoja pokyčius teisinėje bazėje, nes akivaizdu, jog kiekvienas regionas turi savų ypatumų. O kad statybos vyksta ne tik didžiuosiuose Lietuvos miestuose, labai įdomiai buvo diskutuota savivaldybių investicijų forume. Plėtra į regionus – vienas iš prioritetų. Mylim visą Lietuvą, ne tik tai Vilnių. Vilnius irgi labai mylimas miestas, bet ir visą Lietuvą mylim ir mėgstam ir stengiamės matyti to potencialo. Ir jo tikrai yra. Taip, jis sunkesnis, reikia kūrybingumo, reikia išmanumo. Ne visą laiką gali ten ateiti ir taip statyti kaip Vilniui. Vilniui yra kiti klausimai. Regionos yra daugiau rinkos, analitikos, nes nėra su kuo palyginti, nėra aišku, kiek daug to būsto poreikio yra, ar projektų poreikio yra ir taip toliau.
Tai mėgstam, žiūrim, esam kūrybingi, o Druskininkus taip ir pavyko. Pamatėm puikią vietą, iš tikrųjų pats Druskininkų pats centras yra labai didelis projektas, kurio dydis ir buvo iš vienos pusės minusas didelis, nes eiti į rinką, kuri neaišku kokio dydžio yra su labai dideliu projektu, nes Vilniaus mastu jis būtų didelis, eiti jau rizikinga. Iš kitos pusės mes išvelgėme tame ir pliusą, nes kai yra dydis, tu gali sukurti daug pridėtinių verčių, kaip mes ir padarėm, ar ne? Pradžiai jūs paminėjot, kad daug kas galvoja, kaip čia bus ir iš tikrųjų daug kas netikėjo, kad ten darysim ant stogo baseiną didelį, džekuzį, pirtis, visą spa zoną milžinišką, sporto klubą, coworkingą ir taip toliau. Tai daug kas sakė, nu tai čia pareklamos, o po to padarys kažkaip kitaip. Ir vat, kaip matėte, jau turbūt neseniai buvo, tai viskas gimsta, atsiranda jau fiziškai. Visa Lietuva žino, kad Anykščiai praeitą visą europinio finansavimo laikotarpį tikrai ne tas žodis išnaudojo, bet ir papildomai dar pritraukė tikrai daug lėšų, Europos lėšų, savo lėšų, privačių investitorių lėšų ir tą vadinamą turistinė bazė, gamtos bazė iš tikrųjų sutvarkė, padidino apimtis tą, ką mes turėjom, gamtą, kultūros paveldą, miškus, padarėm lajų takus, nu ką visi žinom, nebesikartosim. Dabar naujoji ta kryptis tai yra vis tiek dar egzistuoja tokia infrastruktūra, kuri vis tiek dar reikalauja šiokio tokio peržiūrėjimo. Tai yra tokių kaip ir apleistų ar pažeistų teritorijų sutvarkymas, funkcinių zonų su kitom savivaldybėm mūsų regione bendras toksai projektavimas, tada socialinė tas sritis. Svarbi labai dalis ir kas labai yra svarbu anykščiams ir nepaprastai artima, net čia pat, tai yra žalioji infrastruktūra. Visada patrauklus Lietuvos pajūrio regionas buvo ir tikrai bus dar vienas traukos centras. Juokais galima sakyti, jog tai patraukliausia vidinės migracijos šalyje kryptis. Matome, net 25 000 žmonių nuo 2018 metų iki 2024 atvažiavo iš Lietuvos, tai yra vidinė migracija. Ir kiek žinau, iš tikrųjų žmonės yra ir iš Šiaulių, ir iš Kauno, kiek aš pažįstu. Ir iš to paties Vilniaus, iš to pačio Vilniaus aš žinau net keli žmonės, kurie parvažiavo tame tarpe ir aš parvažiavau būtent į Klaipėdos rajoną gyventi. Ir parvažiavau dėl nostalgijos galbūt, dėl to noro būti arčiau jūros. Bet turbūt pats didžiausias niuansas, kuris mane išvijo iš Vilniaus, tai kamščiai. Ir kai man kolegos sako, kad prie Jakų žiedo reikia pastovėti 5 ar 10 minučių, ar ne, na, man juokas ima. Nes Vilniuje aš stovėdavau ir po valandą, ir po pusantros, per dieną 2-3 valandos būdavo vien kelyje, tai iš tiesų, tai čia galbūt pagrindinė tokia priežastis, dėl ko išvažiavau iš Vilniaus, o šiaip tai žmonės parvažiuoja ramiau, vietas vaikų darželėje gauna, mokykloje gauna, arti gamta, arti jūra. Galima dviračių takai pasivažinėti, Jolando skardį nuvažiuoti, į Karklę, Palanga, šalia Neringa, Juodkrantė. Na, ko norėti, ne gyvenimas, o atostogos, nuolatinės. Pašnekovas neslėpė, jog viešasis sektorius ne visur ir ne visada spėja. Gyventojų skaičius taip sparčiai auga, kad savivaldybė tiesiog nespėja paskui su infrastruktūros projektais, tą reikia pripažinti ir tikrai to neneiksime, nes nuo idėjos ir nuo sumanimo, kad reikia čia šitoje vietoje vienokio ar kitokio projekto, praeina 3-4 metai, kol ta idėja ir sumanimas virsta realybę. Projektavimai, rangos konkursai, tada apskundimai teismai, tada statybos, tada netyčia rangovas subankrutuoja, tada iš naujo perki. Labai gerai, kai aš, kaip ir minėjau savo pranešime, jeigu tu pasitaiko tas partneris, geras projektuotojas ir geras statybininkas. Tada eina viskas sklandžiai, viskas greitai, bet tai vis tiek pats procesas iš tikrųjų užtrunka, tai yra tikrai ilgiau negu verslui, sakykime, pasistatyti vienokį ar kitokį objektą, nes savivaldybės yra viešasis sektorius, ne tik savivaldybės, bet viešasis sektorius yra labiau suvaržytas įvairiais teisiniais, sakykime, reikalavimais. Na, nieko nepadarysi, taip jau yra. Bet mes atsiliekame, iš tikrųjų atsiliekame su infrastruktūra, ypač sparčiai besiplečiančiose seniūnijose, bet stengiamės vytis, neignoruojame šitos problemos, stengiamės išspręsti šią problemą ir tikimės, kad anksčiau ir vėliau mes ją išspręsime. Pasižvalgę po artimiausios ateities statybų regionuose forumą, mes savo žvilgsnius nukreipsime jau į konkrečius parodos Resta dalyvius. Tačiau apie tai kitame reportaže.
Kol kas mes trumpam pasitraukėm iš jubiliejinės 30-osios parodos Resta, trumpa reklamos pertraukėlė, netrukus sugrįšime, neperjunkite kanalo. Mitsubishi Electric – inovatyvus oras vanduo šilumos siurbliai. Skardinimo vizija – idėjos, kurios saugo ir puošia. Silrock silikatiniai blokeliai stovės ilgai. Mitsubishi Electric – inovatyvus oras vanduo šilumos siurbliai. Skardinimo vizija – idėjos, kurios saugo ir puošia. Silrock silikatiniai blokeliai stovės ilgai. Sveiki sugrįžę po reklamos. Čia laida Statybų gidas ir mes vėl grįžtame ir keliamės į konferencijų centrą Litexpo, kur paroda Resta šurmuliavo keletą dienų ir įdomių stendų ten tikrai nestigo. Vilnius šiemet yra žalioji Europos sostinė, o statybose pastaraisiais metais žaliosios idėjos bei technologijos tikrai dominuoja. Todėl nieko stebėtino, kad pasakojimą apie parodos Resta dalyvius pradedame nuo tų, kurie siūlo sprendimą visiems naujakuriams, neturintiems galimybių prisijungti prie centralizuotų nuotekų tvarkymo tinklų. Biotornado produktas, jis yra inovatyvus, jis yra efektyvus. Pati įranga labai lengvai atlieka savo užduotį, valo nuotekas. Taipogi, kas yra įrangoje įdiegta, tai yra suprojektuoti nedideli dangčiai, kurie gali įsiprojektuoti, susimontuoti įvairiuose aukščiuose ar panašiai. Ne? Realybėje pats įrenginys neskleidžia nemalonių kvapų. Jis grunte sumontuotas, jis tampa tarsi nematomas. Taipogi, šiais metais mes turime naujovę pristatyti, tai turime įrenginį unikalų tuo, kad jis yra pritaikytas būtent aukštiems gruntiniams vandenims, plovūnams ar panašiai. Tai jis yra suprojektuotas, pagamintas taip, kad jį būtų tiesiog lengva sumontuoti arba lengviau nei eilinius standartinius nuotekų valymo įrenginius. Tai ir ką matome pastebėjimą, tai tikrai klientai tai vertina ir pardavimai yra pakankamai aukšto lygio. Bet jeigu kol kas tik žinote, kad nuotekų valymo įrenginys bus vietinis, ar būtinai reikia patiems atlikti namų darbus? Tikėtina, kad tų namų darbų nelabai reikėtų kažkokių daryti, geriau pasikviesti mus kaip komandą, atvyksta profesionalūs vadybininkai, jie patarė, kaip išmintingiau, kaip geriau susimontuoti nuotekų valymo įrenginius, nes vėlgi tai reikia vertinti tai, kad pats produktas, jisai gali tarnauti klientui ne metus, ne 2 ar 5, tai yra tikėtina, kad yra 10, 30 ar dar daugiau netgi metų. Tai reikia įvertinti teritoriją, ne, kad jisai nebūtų ateityje, kad tiesiog nemaišyta. Arba tiesiog tai, kad reikės nuotekų valymo įrenginiui atlikinėti karts nuo karto priežiūras, serviso paslaugą atlikinėti. Jo lokacija turėtų būti pakankamai patogi, ne, tai galbūt arčiau ten kelio ar panašiai. Taipogi, vėlgi, sakykime, būna, kaip pavyzdys, klientai susimontuoja nuotekų valymo įrenginius, kad ir prie teraso, ne, ir tai vėlgi pasako, kad įranga neskleidžia blogių kvapų, kad jinai yra efektyvi. Būna vos ne po miegamųjų langais susimontuoja, bet tai yra retesni atvejai. Visą laiką stengiamės rinkitės vietą atsakingai, nes, kaip minėjau, tai yra produktas, kuris tarnaus ne vieną dešimtmetį ir jo lokacija yra ne tik dėl to, kad čia dabar patogiau galbūt arčiau kelio sumontuoti ar panašiai, ne, bet ir dėl to, kad, sakykime, bus ateityje lengviau ar patogiau atlikinėti įrangos priežiūras. Nuotekų valymo įrenginio dangtis netoli terasos visai nebloga kaiminystė. Tik prisiminkite, kad įrenginys turi būti kokybiškas. O šiuolaikiniams terasoms skirti baldai irgi žengia į naują kokybės lygį. Bet koks sprendimas kieme ar terasoje jau nebetiks. Dėl lauko baldų vis tiek, kaip bebūtų, jie vis tiek artėjamės prie to vidaus baldų, tai tų dizainų tikrai labai daug ir žmonės tikrai turi labai daug plačių pasirinkimų. Aišku, vėlgi pabrėžiu, kad labai svarbu medžiagiškumas, kad tos medžiagos būtų puikios lauko sąlygom. Kas liečia baseinus, tai masažiniai spa baseinai, tai vėlgi jie nestovi vietoje ir tos technologijos tikrai irgi tobulėja. Tai jeigu mes seniau siūlydavom baseinus, kas būdavo jau tokia revoliucinė su druskos sistema, tai dabar šalia tos druskos sistemos galim pasiūlyti baseinus, kurie patys atlieka monitoringą vandens. Tai žmogui reikia mažai domėtis, jis tiesiog mato visą informaciją ant ekranėlio ir jeigu kažkas su vandeniu negerai, tiesiog žmogus pamato rekomendacijas, ką reikėtų padaryti tą vandenį, kad jisai būtų tasai švarus ir nereikėtų tenais rūpintis, ieškoti, skaityti kažkokių tai žinių. Tai tas labai svarbu, nes tikriausiai visi esam užsiėmę ir turim savo darbus ir ten dar domėtis kažkokią tai vandens priežiūrą nelabai nori.
Beje, jeigu galutinio plano, kaip turi atrodyti jūsų kiemas ar terasa, dar neturite, progą susipažinti su visomis sezono naujienomis tikrai turėsite. Taip, kaip matot, parodoje mes irgi turim nemažą pasirinkimą lauko baldų, ten spa baseinų, pavėsinių ir visų kitų dalykų, kas kieme dera šiuolaikiniam kieme, geram poilsiui, gerai aplinkai. Bet mes turim dar didesnę naujieną, tai šiais metais turėsim savo nuolatinį ekspoziciją, kurią šiais metais padidinom. Jinai padidėjo dabar iki beveik 1000 kvadratinių metrų ploto ir joje yra labai daug visokiausių produktų, sprendimų būtent terasai, kiemui. Bet šių metų gegužės 7 dieną mes tuos, kurie domisi, kurie ieško kažkokių tai naujovių savo kiemui, kas norėtų įsirengti ar spa baseiną, ar plaukimui skirtą baseiną, ar tai pavėsiniai ir norėtų sužinoti, nuo ko tai pradėti, turėsim specialų renginį, tai inovatyvūs sprendimai kiemui ir turėsim pranešėjus, kurie profesionalai, architektai papasakos būtent apie problemas, kokias susiduriam būtent įrenginėjant kiemą, patars, ką pasirinkti, į ką atkreipti dėmesį. Tai būtent tame renginėje visų laukiam, kas domisi, kas norėtų pasižinoti daugiau apie kiemo šiuolaikišką įrengimą. Domus galerijos aikšteliai, ten yra mūsų lauko prekybos vieta ir ten didžiulės palapinės ir ten visų lauksim nuo 16 valandos. Aišku, prieš tai būtų gerai, kad užsiregistruotume tam renginiui tinklapyje vipzone.lt, rasit nesudėtingą registracijos formą ir mes tada žinosim, pasitiksim, jūsų lauksim šiame renginyje. Bus galima, aišku, atsisėsti ir pamatyti naujausią Renson pavėsinę Amani. Taip pat mes nustebinsim ir specialiais to renginio pasiūlymais, tai žmonės galės įsigyti ir su nuolaida tam tikrų produktų, arba bent jau gal ir vėliau tų produktai bus, bet sužinos, kas gal bus jiems dar nežinoma, atsakysim visus klausimus. O mūsų laidos kūrybinė grupė kol kas atsisveikina su 30 kartą vykusiu didžiausiu statybos verslo sambūriu. Įspūdžius iš parodos Resta papasakosime kitoje laidoje. O laidos pabaigoje dar vienas įdomus ir aktualus reportažas. Statybose viską reikėtų daryti pagal projektą. O jeigu jūsų kiemo projektas yra tvarkingai apgalvotas, bet vis dar guli galvoje, pasvarstykite, ar logiškai sudėliojote visus etapus. Pradėkime nuo antro galo. Gerbūvis beveik sutvarkytas, bet paaiškėja, kad liko nebaigtų darbų tolimiausiame kiemo taške. Sklypas uždarytas, visur tvora, trinkelės sudėtos, o man ten reikia 10 sunkvežimių grunto atvežti smėlio. Per kur? Tada, karučiais darbo jėga brangi. Technika, per sklypą aš, per trinkelės negaliu važiuoti. Tai mes juokaujam, kaip mes tą žemę malūnsparniais atskraidinsim. Neskraidinsim. Tai vat ir yra tas, kad nusimatyti reikia tuos etapus. Reikia pradėti nuo tolimiausio sklypo krašto ir eiti į galą. Aišku, viskas remiasi finansus. Jeigu tai yra, sakykime, kažkoks biudžetinis objektas, aš suprantu, tada žmogus skaičiuoja, ką, ar tvorą, ar trinkelės pasidėti, ar veją pasisodinti, bet vis tiek randame mes optimaliausią variantą. Galų gale nori susidėti trinkelės, bet neturi pinigų vejai. Bet mes viską paruošiam, kad po to galėtų jau tiesiog paimti ar pasodinti, ar ruloninę veją susidėti, ar ten laistymą kažkokį įsivedžioti. Iš po namo įsivesti tuos visus vamzdynus, tas visas komunikacijas ir panašiai. Tai čia yra pats svarbiausias dalykas. Mindaugas atviras. Per 2 dešimtmečius atsirado daug patirties, tačiau net ir elementarūs darbai kinta. Mokytis ir tobulėti reikia kiekvieną dieną. Ką darėm prieš 10 metų ir ką dabar darom, vėlgi viskas yra pasikeitę ir apskritai kiekvienais metais viskas keičiasi. Ta prasme, nėra tokio, kad atidirbai schemą kažkokią, tais ir gali važiuoti. Kiekvieną kartą būna vis kažkokių tais naujų iššūkių, kur tu dar vis mokiniesi. Savotiškoms pamokoms bene daugiausiai naudos atneša darbas objektuose, kuriuose viskas numatyta nuo A iki Z. Tas visas paketas tai yra ne tik trinkelės, bet tai mes pradedam nuo inžinerijos, tai yra laistymo sistema, tai yra elektros apšvietimo išvedžiojimas sklype, sklypo sukelimas, jeigu tai reikia grunto, šlaitų suformavimas, vėjos įrengimas ir tik tada eina jau trinkelės, tvora trinkelės. Tai čia yra įdomiausi objektai, jie yra patys šiaip sudėtingiausi, dėl to, kad turi žingsnis po žingsnio viską numatyti, kas, kaip, kur turi būti, negali praleisti kažkokio tais etapo.
Nes jeigu, pavyzdžiui, reikia kabelį prasivesti, o mes susidėjom trinkelės, tai ką tada daryti? Kas mokės už šitą darbą? Tai va, čia yra svarbu nusimatyti viską ir žinot, ko klientas nori, jeigu jis neturi projektų. Jeigu yra projektas, viskas tvarkoja. Yra laistymo planas, yra apšvietimo planas, yra augalų planas, yra vėjos planas, kur kas kaip turi būti, tada tiesiog darai, čia tas zonas įsiskirstė ir dirbi. Bet jeigu darbų dar nepradėjote, imkite baltą lapą ir savotiškame namų ūkio konsiliume nuspręskite, kur ko norite dabar. Pagalvokite ir į priekį, kur ko galbūt norėsis ateityje. Tai gerbubis nuo balto lapo, tai yra, aš kaip sakau, yra A variantas ir yra B variantas. A variantas, kai mes gaunam paruoštą landšafto dizainerės projektą. Ir tą projektą mes tiesiog nuo paveikslėlio, nuo popieriaus lapo mes viską perkeliam į realybę, ant sklypo. Jeigu tai yra B variantas, kada klientas pataupo truputį pinigų, neskiria landšafto dizaineriam projekto, kažką nori paprastai, tai mums tikrai tos kompetencijos užtenka per tą sukauptą, ta prasme, ilgą metų laikotarpį ir tikrai mes galim patarti. Yra svarbu tik tais etapai darbų. Tai yra pats svarbiausias dalykas. Jeigu yra stovi namas ir sklypas nieko nepadaryta jame, tai yra svarbu numatyti etapais, kas po ko turėtų eiti. Pašnekovas sako, kad žanro klasika yra trinkelės. Jų beveik visi nori pirmiausiai, kad į naujus namus lauko purvas nesineštų. Bet įvertinkite ir tai, kad įrengtos trinkelės tampa ir tam tikrų iššūkių planuojant bei įgyvendinant darbus kitose sklypo erdvėse. Dėkojame visiems, kad žiūrėjote šią statybų gido laidą. Priminsiu, kad iš karto po mūsų TV6 eteryje laida Autopilotas. O visas statybų gido laidas galite rasti tv3play.lt platformoje arba mūsų laidos YouTube paskyroje. Mes su jumis susitinkame lygiai po 7 dienų kitą šeštadienį 9:30 per TV6. Likite sveiki.